Tamsta mokytoja, galiu pakelti ranką ir pasakyti savo nuomonę ir savo mintį. Tiksliau, tavo nuomonės tai nereikia, tu gali atsakyti tik tai, kas tau leidžiama atsakyti, supratai? Žinai, tą prisimenė, ne, mokykloje, kai buvo. Tai vat, jūs prieš išreiškiant savo nuomonę turit pakelti ranką, tai reiškia, jums turi duoti autoritetas leidimą. Va taip jūs šiandien visi nedrįstat priimti patį savarankiškai sprendimų. Neatrodo jums, kad šitą ugdymo sistemą iš tavęs paruošė tą darbininką, kuris privalo klausyti komandų, pats negalvoja visiškai. Tau atrodo, kad tu galvoji, nes tu jautiesi protingas, bet reiškia tik tai tiem rebusams spręsti tu tinki, nes tu teoriškai tik tai žinai. O praktikoje kaip tau gyventi neišeina. Jeigu norėsi iš to išeiti, turėsi, kaip sakant, kreiptis į žmogų, kuris supranta, kaip tos tavo smegenis, pradirbti, pavadinkim, kad išeiti iš to ten, kur tu esi. Nuo šitų yra depresyvi savijauta, nuo to negalit užsidirbti pinigų, kiek norit priversti eiti į tuos samdomus darbus. Ir tie, kurie rašysit, kad čia visi verslininkai nebus, tai jūs nesukit savo galvos. Tu pirmiausia turi nuo savęs pradėti. Pirmiausia, tu turi jaustis gerai. Kol tu nesijausi gerai, tau apie jokio verslo net nekvepia. Nes tau net smegenys nefunkcionuoja taip, kad tu galėtum iš karto kurti tą verslą. Čia tau dar reikės daug susidėlioti. Jeigu tu ten 40 metų žmogus esi ir dar infantiliuose programuose, tai įsivaizduok, kad dar padirbėjus su tavo tą galvą, tau reikės dar, kad susidėliotų viskas viduje. Aišku, jūs galit nieko nedaryti, toliau savo ant alaus, ant tų savo čiulptukų sėdėti. Kaip jūs norite, taip darykit, paskui raudonais snukiais visi nuo pajūrio važiuoja nelaimingai ir įrodinėja, kaip ką aplenkti, arba sėdi šalia bobo už vairo ir davai varyk, blet, parodyk, aš čia kur kiečiausias. Kas iš to, grįžai kitą dieną, ten pirmadienį pizdinė jau, ko tau kitas kažkas nurodinėja, baltarankis koks nors. Nes jisai šiek tiek protingesnis už tave. Arba jį pastatė kažkas, nes šiek tiek daugiau knygų perskaitė. O tu to nepadarėjai, už tai dabar juodnuguris esi. Norėsi išeiti iš to, teks tau registruotis pas mane. Pirmiausiai nemokama konsultacija, kol kas jos nemokamos, nes aš prieš siūlant savo paslaugas prasivedu, kad pasižiūrėčiau, ar tas žmogus iš vis nori ką nors keisti. Ir iš tų visų savo depresijų išeiti. Anksčiau buvo neurozės tokios, kas